Tai ką, važiuojam? Aktoriai. 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 Aktoriai pas aktorių. Nu, ta prasme. O, ką čia aš norėjau dabar pasakyti? Kas yra barakita? Oi, vis geriau ir geriau. Ar tikrai? Blemba, čia kaip kietai. Aš taip ėjau. Labas, mano ištikimas klausytojau. Mano širdis džiaugiasi, kad ir vėl prisijungiai pasmalsauti apie slaptą aktorių gyvenimą. Smalsauk į sveikatą ir dar parekomenduok draugams. Šiandien negalėčiau būti laimingesnis, nes pas mane ne koks nusmurgęs apšepęs aktorius, o dailiosios lyties atstovė, visada kerinti savo plačią šypseną, žavinti savo nesibaigiančią energiją, vis sportuojanti ir gražėjanti, nuostabi aktorė ir superinis žmogus Gabrielė Malinauskaitė Rudzienė. Labas. Labas, Rokeli. Labai gražiai tu čia. Iš hebrajų kalbos tavo vardas reiškia Dievo žmogus. Karys. Dievo žmogus. Žmogus ir Dievas. Gevier yra žmogus ir El Dievas. Aš kažkaip žinojau tokią reikšmę kaip Dievo karys. Bet vis tiek, Dievo karys, Dievo žmogus, tėvai neprašovė pasirinkdami su šitu vardu, ne? Nu, nes tu vis laik švyti. Nežinau, ar tu pati jauti tą ar ne? Man šiaip vardas mano labai patinka. Kažkaip atsimenu dar, kai maža buvau, tai iš vis nelabai kas turėjo tokį vardą, visi nustebdavo. O paskui jisai tapo labai labai populiarus ir tikriausiai dar yra labai populiarus. Bent jau nežinau, mano aplinkoje tai buvo, kad sakydavo, Gabrielė, koks čia vardas. Dažniausiai tai Gabrielė Sabatinė. O Gabrielė buvo toks močiučių vardas, dėl to nebuvo jo. Kad jo nežinau, kažkoks aplinkui tiesiog nebuvo, kad duodama vaikam toks vardas. Mėgsti šnekėti apie save? Su draugais taip, jeigu reikia kažką papasakoti, tai sunku būna atvirauti. Ar sunku būna filmų pristatymuose, žinai, kai būna interviu ir šnekėti apie filmą ir daug visokiausių ten klausimų, kaip ruošiatės vaidmeniui, ką naujo patyrėt? Žinai, gal nėra buvę labai daug man kažkaip tokių pristatymų filmų. Nu, kad taip sėdėtum eilutėje ir... Nu, buvo, nesakyk. Bet yra truputį buvę. Žiūrėk, pradžiai aš norėčiau pasakyti tokį atvirą dalyką. Tu man patinki dėl to, kad esi labai profesionali. Gal kažkas iš žmonių, nepažįstančių tavęs, gali manyti, ypač heiterių, pavydžių žmonių, gali manyti, ai va, čia graži, tai faina, tai dėl to ir gauna vaidmenis. Bet tu esi aktorė darbininkė. Ir man tas be galo patinka. Tu niekada nesiskundi, visada esi pasiruošus, repetuoji visada pilną koją ir puikiai padarai savo vaidmenis, bent jau teatre, kur aš su tavim vaidinu, tai tikrai, kai man tenka su tavim dirbti, man yra iš tikrųjų garbė su tavim dirbti. Ačiū tau už tai. Ačiū tau. Bet man atrodo, kad tai yra, nežinau, man tai net nekyla klausimo, kad tu nesiruoštum, kad tu nebūtum pilna koja ir pilna savęs, net duotum viso savęs, nežinau, man tai čia net nėra tokio, kad ne, aišku, būna tokių dienų, kai ten tingulys apima ar kažkas, tai aišku, tai yra normalu, bet man atrodo, jeigu, nežinau, man net nekyla jokio kad tu turi nesiruošti ir nedaryti, nežinau. Labai geras požiūris. Kur tu gimei? Kas tave augino? Aš augau 2 tėvų ir 1 brolio šeimoje. Tai tėvai mane augino ir brolis vyresnis savo irgi pridėjo kažkokių dalykų. Tai taip. Kur tu užaugai? Vilniuj? Vilniuj. Mes iš pradžių augom Baltupiuose, tiesą sakant, visai čia netoli tavęs, Ateities gatvėj. Ne, iš pradžių tai augom Naujininkuose, bet aš ten buvau visiškai maža, tai aš ten nieko neatsimenu, paskui čia gyvenom, tada persikraustėm į Pilaitę. Pilaitėj buvo toks nuo 7 metų iki 13 toks tarpas maždaug ir tada augau Matulaičio gatvėj. Tai ten jau tokia paauglystė daugiau buvo.
O pavyzdžiui, tau yra atsiminimas iš vaikystės, kad tas kraustimas, jisai fainas buvo, ar kaip tik tai buvo trauma, kad vis palikti kitus, vis susirasti kitus namus? Matai, kai kraustumės iš Pilaitės į šitą į Matulaičio aikštę, tai aš gavau savo atskirą kambarį, nes prieš tai gyvenom su broliu vienam kambarį, tai čia buvo jėga. O prieš tai atsimenu, o gal čia ir buvo tas kartas, kad mes vienus batus mano labai faktus išmetėm netyčia. Tai gal toks prisiminimas iš kraustymus didelis, kad gaila labai buvo tų batų. Koks tavo ryšys su tėvais? Labai artimas, iš tikro. Mano mama, jinai šiaip yra tokie labai mylinti žmonės ir tėtis lygiai taip pat, jie aš nežinau, aš taip jais žaviuosi, nes jie, pavyzdžiui, jie turi draugų tokių, kurie yra nuo studijų laikų ir jie iki šiol ten kiekvieną savaitgalį kažkokių prisigalvoja dalykų, jie ten daro teminius vakarėlius ir aš galvoju, vat kaip, gal jie dėl to yra irgi ir man atnešę tą tokį meilę žmonėm, kažkokį tokį norą bendrauti, norą būti su žmonėm, norą dalintis kažkokiais dalykais. Tai matyt, kadangi jie tokie yra, tai ir mum tą patį su broliu kažkaip tai yra perdavę. O tai kaip tu atėjai į sceną be traumų? Pas tave puikiai vaikystė, puikus tėvai, su broliu irgi gerai sutari. Kaip tu be traumų? Taigi žmonės turi būti sugniuždyti, liūdni. O kodėl būtinai yra toksai požiūris? Tai toks tai yra. Aišku, tai yra žinau, tai kas yra tos traumos. Tai mes vis tiek visi gal turim kažkokių dalykų iš vaikystės, gal kažkokių baimių, gal kažkokių... Nežinau, bet man tai kažkoks toks nuo vaikystės tas yra scenos buvimas ir man jisai net netrodo keista, kad aš joje ir turiu būti, nes tai visas tas telebimbam laikotarpis. Nežinau, mama sakė, kad aš iš viso ten taip norėdavau į sceną, kad buvo man gal 2 metai ar 3 ir sakė, vyko ten kažkoks jos vakarėlis darbo, Kalėdų senis ten atėjo pas vaikučius ir jis ten kažką pasakė, kad kas pasakys eilėraštį, ten gaus dovanų, tai tik girdi per mikrofoną mano balsas. Ir tu už visus. Aš ir už jūs galiu eilėraštį. Ir aš jau tipo stovėjau ant tos scenos ir jau sakiau eilėraštį ir gavau dovanų. Tavo tėtis yra toks pakankamai pašėlęs žmogus. Tu man pasakoji, kad jisai užima labai aukštas pareigas, bet jis turi tatu, jisai turi toks mašiną tokią su pasislėpęs rokeris. O ir rokeris tai jis yra nuo paauglystės laikų, kai ten jie neturėdavo iš kur gauti muzikos, bet jie vis tiek sugebėdavo tos vinilus, jis yra vinilų maniakas, melomanas. Iki dabar klauso, taip? Taip, pas jį visa kolekcija yra vinilų, kompaktinių tų diskų, irgi visa kolekcija. Ir aišku, jie dabar kaip ir jau nebelošia, kai vienu metu būdavo, kad tu perki ir klausaisi per diskus. Vis tiek dabar daug kas yra perėję į internetą, bet jis turi tokias 2 pusės, darbė jis toksai rimtas, nors aišku, kai pasidarė tatuiruotės, tai marškinėlius penktadienį atsiraitodavo. Casual day, casual Friday. Kad jaunimas matytų, sakė, o ten tas mano kolega sakė, kaip fainai, kad tu turi tatuiruotės. Bet mano tėvai labai linksmi, turi gerą humoro jausmą. Sakau, man tas žavitų, tas draugų ratas, noras viską daryti, veikti, keliauti, nesėdėti niekur, kažkoks tokius energijos pas juos labai daug. O tave veždavosi į keliones tėvai? Taip, iš tikro labai įdomu, nes mes čia prieš savaitę gal važiavom į gastrolės ir kalbėjomės ir aš sakau, mes ten, aš jau 7 metų ten pirmą kartą važiavau ten į Latviją, Estiją su mašina, paskui važiuodavom su autobusu ir ten į Legolandą, į Disneylandą ir taip
man atrodė, kad tai yra normalu, kad visi taip darydavo, nežinau. Ir po to kolegos sako, manęs nesiveždavo, ir manęs ne. Dabar kad nevažiuodavo. Ir tada man toks kaip įdomu, nes man atrodė, kad kažkaip niekada net nesusimaščiau, kad ne visus veždavosi, arba ten gal negalėdavo, ar ten kažkaip, nežinau, bet jo, mes važiuodavom. Tu, kai atėjai į Telebimbam, tau buvo 7 metai? 8. 8, jo. Kaip pasikeitė gyvenimas tuo metu? Ar viskas atrodo labai natūralu? Mes labai daug keliaudavom, mes savaitgaliais Vilniui, pavyzdžiui, būdavo šeštadienį, sekmadienį VRM rūmuose, toj salėj, po 2 koncertus per dieną. Ten savaitės dienom važiuodavom į kokį nors ten kitą miestą koncertuoti ir savaitgaliais koncertuoti kitur ir filmuodavomės laidose Telebimbam. Tai kažkaip aš atsimenu tą vasarom irgi ten visur keliaudavom, gastrolės būdavo. Iš vienos pusės man dabar, kai pagalvoju, tai atrodo, kad taip ir negalėjo būti. Taip ir tikriausiai, kad tai buvo vis tiek tokia neeilinė vaikystė. Ne visi važiuodavo. Tikrai ne visi, tikrai ne. Ne visi ten, žinai, mes, pavyzdžiui, televizijai LRT, mes žinodavom visus pakampius, ten žaisdavom slėpinių, kol nesifilmuoji, ten atrodo man irgi tas pastatas toks savas, ten tiek praleista, visus tos kampus, žinai, aišku, dabar jau jisai pasikeitęs, ten yra atnaujintas ir viską, bet ten irgi, nežinau, kažkaip pasikeitė tai tuo, kad kad mes labai daug važinėdavom. O tu ėjai į darželį? Ėjau, taip. Ką atsimeni iš darželio? Aš nemiegodavau pietų miego, bet buvo tokia viena šeimininkutė, kuri buvo labai griežta. Ir tau negalima būdavo judėti, kai tu miegi, nes jeigu tu judi, reiškia, tu nemiegi. Tai aš būdavo, kad guliu, nejudu ir nemiegu. Ir visą tą laiką. Tiesiog sustingus, toks klasikinis atvejis. Taip. Aišku, aš nežinau, man dabar taip atrodo, kad aš nemiegu. Galbūt aš ten ir užmigdavau galų gale. Bet trauma yra. Bet trauma yra likus nuo darželio. Nors pati pirmoji mano auklėtoja, dar atsimenu vardą, Rita buvo. Tai buvo labai gera. O paskui nebeturėjau tokios geros auklėtojos. O mokykla, kai prasidėjo, tu, galima sakyti, Telebimbam, tavo jau darbas, prasidėjo kartu su mokykla. Žinai, kiti vaikai tiesiog eina į mokyklą, čia jau jų darbelis, tipo, nes tėvai į darbą, vaikai į mokyklą. O tu iškart ir į mokyklą, ir į Telebimbam. Tada dar jau baletą lankiau, tada paskui pradėjau groti su fortepijonu, paskui lankiau pantomimos būrelį, paskui biškį vėliau dar šokau, baseiną lankiau. Miegodavai kada nors? Miegodavau. Tekdavo, nenumigti. Tėvai, nu trečiadienį pamiegau. Jo, bet dabar kai pagalvoju, tai milijoną dalykų dariau. Tave vaikai atpažindavo iš Telebimbam? Jo, ir atsimenu vieną turėjau tokią, čia jau vėlesnėse klasėse, jau gimnazijoje, ten tokia draugė paskui jinai buvo mano. Jin sakė, aš galvau, kad tu labai pasikėlus, nes tu Telebimbam dainavai ten ir mokyklai ten visokius tuos ir spektaklius statei ir ten viską. Bet sako, kai susipažinau, supratau, kad visai kitokia, bet sako, va, tas pirminis įspūdis, tai kažkoks, sako, atrodė, kad pasikėlus, nors man atrodo, tikrai aš einu visada į žmonės atvirą širdim, bet nežinau, o gal kartais ir ne. O pajauti, pavyzdžiui, tu vaikystėje buvai drąsesnė, atviresnė bendraudama su žmonėm, ar išlikai tokia pat? Manau, kad taip, žinau, kažkaip tai galbūt dėl to, kad vis tiek per gyvenimą tų kažkokių nudegimų įvyksta. Ir aš tai manau, kad aš dabar iš vis esu labai uždaras žmogus. Turiu omeny, kur taip tikrai atsivert. Na, tikrai jau, kur jau viską gali. Nes aš dabar, kai pagalvoju, tai per tuos visus metus labai daug draugų atkrito.
Ir liko tik labai mažai tikrų draugų. Galbūt tas irgi yra normalu, aš nežinau. O mokykloje, aišku, buvai ir seniūnė, ir prezidentė mokyklos, taip? Ne, mokykloje tai nebuvau seniūnė ir prezidentė, bet buvau EGO, entuziastingų gimnazistų organizacijos narė, kur mes statydavom spektaklius. Tai būdavo 2 kartus per metus žiemą ir paskui pavasarį. Tu kaip režisierė statydavai, ar tu dalyvaudavai kaip aktorė? Aš ir kaip aktorė, ir kaip scenarijaus autorė, ir viską darydavai, ką ten reikia. Ir net kartais ir dekoracijas, jeigu reikia, viską. Bet režisuodavo gal daugiau mūsų mokytoja, Dalia Blinsrubienė, tai jinai daugiau toks kaip režisierius būdavo, bet vis tiek idėjas kartu generuodavom ir viską darydavom. Buvo mokykloje pas tave koks nors maišto etapas? Aš tai gal maišto pasakyčiau per tai, kad aš visada norėdavau išsiskirti savo išvaizdą. Prisigalvodavau visokių nesąmonių. Pavyzdžiui, susispindavau pusę galvos, smulkiom tokiom kasytėm, kažkada nežinau, ten gal 200 ar kiek aš ten tų kasytėm, net nežinau, ta prasme, žiauriai smulkiom. Arba ten pasidarydavo kokią nors šukuoseną, kaip 2 tokius ragiukus, bet persiverdavau su, žinai, kur maistui verti tokie ilgi pagaliukai. Tai po 2 tokius įsiverdavau. Kažkada buvo mada tokių plačių kelnių, tai aš turėjau žiauriai plačias kelnes, bet žiauriai plačias tokias radau, tada 100 ten ant rankos karoliukų, tokių apyrankių užsidėjus ten, būtinai lanjardas toks kalbėjo, žinai, kas yra lanjardas? Ne. Kur raktus pakabint toks. Ai, toks tiesiog, dabar telefoną kartais kabinu. Nu tai, bet tuo metu buvo čia jėga. Tada, kažkoks toks būdavo išsiskirti iš rūbais. Bet o iš kur šitas? Tu matydavai tai telike, ar... Šiaip mano mama labai stilinga yra. Jinai žiauriai stilinga, jinai nuo visada yra stilinga ir iki dabar. Ir visada labai gražiai atrodo, tai gal iš to irgi yra toksai, kad... nežinau, kažkoks toks, kad tu turi atrodyti kažkaip taip kitaip. Bet čia, žinai, ne pankų laikai, tu nesidėdavai... Aš ne pankė buvau, bet vienu metu... Stileiba. Gal keitėsi tas toksai stiliukas, bet vienu metu tai buvo tas toks, kur sakau, kur tokie vos ne... toks kaip net ne urlaganais vadindavo, bet kur tokie spalvoti ryškus rūbai, pavyzdžiui, ar ne? Paskui jau buvo ten vienu metu iš vis tos tokios maikės, dabar beje vėl ta mada, trumpų tokių maikių. Tai aš būtinai su trumpom maikėm būdavau tokiom žiemą. Taip, aš neįsivaizduoju dabar, kai pasižiūriu, galvoju, kaip galima. Tai būtinai tos kažkaip, nežinau, toks, ne tai, kad madistė, bet norėdavau kažkaip kitaip. O tave kopijuodavo merginus arba vaikinus? Man atrodo, kad kartais būdavo. Kad aš užnešdavai madas į mokyklą. Kažkokių nesąmonių prisigalvodavau ir tada kiti irgi. Tu dainavai dainų daineliai. Ten įvyko toks kuriozas. Papasakok. Taip, toks, čia buvo toks skaudus atvejis. Kiek tų metų buvo? Žinau, 14 gal. Paauglystė. Paauglystė ten visiška buvo. Ir čia jau buvo tas kitas, man atrodo, etapas, antras gal. Ir, žodžiu, prieš lipant į sceną, kadangi aš dainavau dar 2 vaikinai, ta prasme 2, kurie grojo gitarom 2. Mano komponavo, aš dainavau, turėjau dainuoti šitą Jurgos ariją ir dar kažkokią dainą, dabar neatsimenu. Ir, žodžiu, buvo tokie kiti iš mūsų mokyklos pašėlę, tokie, jie 4 lyg tai buvo, irgi dainavo. Žodžiu, jie paprašė pagroti truputį su tom gitarom. Bet jie jas išderino, o kažkaip, nežinau, tie mūsų
mano kompanionai, beje, vienas mano labai geras draugas, ar jie po to nespėjo susiderinti kažkaip, tai ar jie nesusižiūrėjo, kad tos gitaros susiderinusios, mes žodžiu užlipom ant scenos, jie pradėjo grot, visiškai nedera tos gitaros, aš dainuoju savo, jie groja savo ir buvo labai skaudu. Tai buvo tiesioginis eteris? Čia nebuvo dar tas etapas, kai rodo per televizorių, bet čia buvo prieš jau tą etapą, kur jau tave atrenka. Nėra nufilmuoto šito. Deja, bet nėra. Bet aišku, aš nepraėjau. Bet žinai, neleido pakartoti, nesakė, kad, nu vis tiek, taigi žmonės sėdi komisijai, kurie supranta. Ne. Sako, ai, čia jau tai blogai, kad nebepataisysi. Bet žinai, man su tuo dainavimu, o tu sakai traumos, ne? Aš turiu kažkokią, žinok, traumą su tuo dainavimu paliktą. Nes atsimenu Telebimbam, man toks, nežinau kaip iš tikro buvo, bet tikriausiai, kad gal taip ir buvo. Aš jaučiausi Telebimbam, kad aš neturiu tokios geros klausos kaip kitos merginos. Jos pradėdavo, pavyzdžiui, kažkokią dainą dainuoti ir staiga jau ten kitą antrą balsą, ten improvizuoja, ar ten trečią, dar vos net trečią balsą. O man, aš taip negalėdavau. Aš negalėdavau taip iškart imti, man reikia paklausyti, man reikia įsiklausyti, ten, žinai. Ir aš jaučiau tokį, tais laikais, kažkokį tokį nepilnavertiškumą. Tai va, po to buvo tas įvykis su dainų dainelė. Kitas įvykis buvo, kur atsimenu mokykloje, irgi buvo kažkokia šventė, kur ten tėvų pilna, mokytojų pilna, kažkokia ten. Ir aš irgi atėjau dainuot ir negaliu padainuoti. Tiesiog negaliu. Negirdžiu ir šiaip balso atrodo, kad nėra. Tai va dar vienas toksai trauminis kažkoks tai patyrimas buvo. Būna, kad sapnuoji šitus dalykus. Būna, kad sapnuoju truputį dabar kitaip. Dabar daugiau yra scenoje, kad, pavyzdžiui, nemoku teksto, nežinau dainos teksto, arba ten spektaklio teksto, arba mane įmeta į kokį nors ten spektaklį. Čia prieš premjeras dažniausiai tai būna. Būna. Bet ir po būna. Būna ir šiaip. Šiąnakt sapnavau, kad labai juokingas buvo sapnas, kad buvo spektaklis ir kolegos buvo visiškai be kostiumų. Ta prasme, su džinsais ten visiškai savais tekstais varo. Ir aš tada atsistoju ir sakau, atsiprašau žiūrovai, bet aš negaliu tęsti šito vaidinimo, aš išeinu. Ir aš išėjau ir nutraukė tą spektaklį. O beje, tu šiaip šitam sapne irgi buvai. Čia tikriausiai buvo baimė prieš šiandien. Ai va, jaudinais prieš podcastą. Cheers. Cheers. Žiūrėk, akmenim, paimi taip, va. Ai, o kodėl? O. Matai. Geras. Kas tave įkvėpė vaikystėje, ką žiūrėdavai? Pavyzdžiui, filmai arba muzika yra tokių, kur čia mano dievaičiai. Jeigu iš muzikos, tai Spice Girls buvo mano numeris 1, nu tai čia aišku maža dar buvau, bet tėtis man buvo atvežęs plakatą iš Amerikos įlaminuotą, iškart įlaminuotą. Ir aš buvau jį, kodėl tu taip susiraukiai? Aš tik akinius pasitaisiau. Ir aš jį buvau pasikabinus, aišku, virš lovos. Virš brolio lovos buvo krepšininkai, virš mano buvo Spice Girls. Vis tiek nori, nenori, tėtis darė įtaką muzikinę. Tai man patiko Queenai. Aš klausiausi Kelly Family, žinojau visas dainas. Hiperbolės, jeigu iš lietuviškų. Guns N' Roses patikdavo. Bet čia, tada brolis, jeigu iš brolio įtakos muzikinės. O dieve. Jeigu iš brolio muzikos, tai įtaka buvo, toks buvo Seša, dainininkas. Nežinau, ar žinai, jis tokį lengvą kaip pop tokį dainavo, bet toks vaikinukas. Tada buvo, neatsimenu dainininkės šito pseudonimo, bet žinai tą dainą. I'm a big, big girl, little big. Tai aš turėjau jos kompaktą, irgi mokėjau visas dainas. Tai čia toks iš brolio buvo atsinešti kažkokį. Ai, dar NSYNC. Tu biški kietesnė muzika klausai negu brolis.
Na, tiesiog aš nežinau, iš kur jisai tų kompaktų gaudavo, bet jeigu jisai gaudavo, tai kažkokių va, tokių biškijo. O filmai, turi kokį nors aktorių, ne iš dabar, o iš vaikystės? Žinai, man labai didelį įspūdį buvo palikęs filmas Dviveidis. Todėl, kad tai buvo pats pirmasis filmas, kurį aš, nes man atrodo, kad Titanikas buvo jau antras, kurį aš mačiau kino teatre. O pirmas filmas buvo Dviveidis. Ten vaidino Nikolas Keidžas. Ir Travolta. Travolta? Mhm. Ai, gal tikrai Travolta. Ir man, nežinau, aš iki šiol atsimenu. Ir jis tokį, nežinau, kažkokį įspūdį yra labai palikęs didelį. O šiaip dar labai įdomu, nes filmų pas mus būdavo labai daug namie, nes mes, kai gyvenom jau paskui, man atrodo, bet ir Pilaitėj buvo toks taškas, kur gali išsinuomoti kasetės, bet taip pat ir paskui Matulaičio, tai Madoj galima būdavo išsinuomoti kasetės, tai pastovi visą laiką kažkas, ar brolis atsineždavo, ar tėtis, ar aš pati nueidavau kažkokį išsinuomoti, tai žiūrėdavau. O jeigu iš visai mažos, tai atsimenu, tėtis buvo, nežinau kuris, bet ten buvo mūsų asmeninė kasetė, kur vienoj pusėje buvo Pelenė, Disnėjaus. Bet aš to nelabai žiūrėdavau animacinio filmo. O kitoj pusėje buvo Kaimynas Totoro. Kas yra? Ai, taip, žinau. Tai va tas man irgi toks gražus filmas vaikam, kad irgi, nežinau, toks stebuklingas, pamokantis, tas katinas toksai autobusas. Geras. O būdavo, atsimeni tą, kad kai turėdavai kasetę, žiūrėdavai tą patį filmą? Taip. Bet tai tas pats ir su kompaktais, ar ten, jeigu kasetėm. Dar prisiminiau, jeigu iš to tokio, kur vinilą irgi vieną seną turėjom, tai iš to irgi ankstesnio laikotarpio, tai turėjom, kur Bagdonas buvo įrašęs pasakas. Lietuvių liaudės, tokias neilgas. Ir viena buvo ten apie bitę tokią. Tai irgi klausydavau to vinilo. Atlaikai būdavo. Gaudavai kasetę ir žiūrėdavai 10 kartų tą patį filmą. Taip. VHR. Ir tu žinodavai tos tekstus, tu žinodavai kas po ko. O po to dar buvo laikotarpis kažkaip dabar iššoko, kaip su pusseserė mes įrašinėdavom. Bet čia gal daugelis taip darydavo. Su pusseserė įrašinėdavom, pavyzdžiui, radio laidas į kasetę. Tada klausaisi radijo, įrašai iš radijo muziką, tai taip pat jau čia muzikinis eina, muzikinė dalis laidos ir tada vėl kalbi, vėl skambini. Bet supranti, pavyzdžiui, dabar vaikai nori būti youtuberiais, nes žiūri YouTube'ą, o mes tada norėdavom būti radijo vedėjais, nes klausydavai radiją ir įsivaizduodavai, va, kaip faina, ir turi magą. Ir tiesiog keičiasi kažkaip laikai, ne? Bet iš dalies ir yra panašumo. Panašu. Nes dabar dar irgi pagalvojau, mes žiūrėdavom, visą laiką būdavo įjungtas Viva kanalas, arba MTV, arba MCM'as. Ir visus tos klipus tu irgi žiūrėdavai. Pas mane tai nebuvo. Televizorius neturėjai? Ne, mes neturėjom, pas mus tik 4 kanalai buvo. Ai, bet aš ne apie mane. Vilniuj gyvenau. Gerai, tas prakeiktas muzikinis filmas Mergaitė su degtukais. Kodėl prakeiktas? Aš vaikystėj traumą gavau nuo jo, nes jisai be galo liūdnas. Man tikrai buvo toks, kur... aš kažkiek sutraumuotas. Ir aš vakar, kadangi ruošiausi, tai vėl žiūrėjau ir vėl galvoju, Jėzau, koks jis liūdnas. Bet tai čia pati istorija, čia Anderseno... Taip, ir istorija, bet ir, man atrodo, didelis tavo nuopelnas, nes tikrai labai tinki tam klipui ir įtikinamai ten suvaidinai. Filmai. Ką? Filmai. Klipui, sakai. Filme, atsiprašau. Pinasi liežuvis. Čia viską barakito dar. O kada nors pamąstai, kodėl reikėjo filmuoti žiemos metu? Nes ten atrodo nesimato, nes sniegas yra dirbtinis, matosi tik sienos beveik, nesimato jokių laukų, nieko,
Ir tu galvoji, Jėzau, kam tas vaikas taip šala ir kam tie žmonės taip šala, kam reikėjo to žiemos. Kad reikėjo vasarą nufilmuoti? Nu, bet kada, rudenį, žiemą. Aš tai galvoju, kad galbūt buvo Neringa tiesiog suplanavus tą žiemą filmuoti, bet kad sniego nebus, tai nieks nežinojo. Ir turėjo suktis. Šiaip geras klausimas, aš žinai, niekada nepagalvojau Neringos paklaus, kodėl būtinai reikėjo tada, kodėl negalėjau palaukti rudens. Nes toks kartais vaizdas susidaro, kad ten yra studijoj. Jo, bet šiaip tai ten filmuota viduj, tai tik tai, bent jau kur aš filmavausi, tai buvo viduj tik tai, kur eglutė, ten ta kalėdinė. Ir gal viskas? Atsimeni, kad buvo šalta labai. Buvo žiauriai šalta. Aš visiškai basom ėjau per, kaip basom, ten su petkelnytėm, bet su skilėm tokiom per šaligatvį. Bet man kažkaip, nežinau, man tuo metu atrodė gal kaip ir įdomu, smagu, kad čia reiks dabar eiti basai. Man beje Neringa pasakojo, sako, Jėzau, taip šalta, ta mergyčka vaina, taip su tam basom kojytėm, su suknytė, visiems taip gaila, sako, net tėvų kelis kartus klausėm, ar tikrai galim. Eina, sako, dziniai. Ir labai juokinga yra viena scena, kai tu jau ten sustingus guli, neguliau sėdi, žiūri į dangų, sušalus, sustingus ir prie tavęs pribėga kiti vaikai. Žiūri į tave, ten gieda, dainuoja, ašara bėga šitam berniukui ir tu sujudi truputį. Bet nepasivėjai, ten dar seilės taip. Ir nieks nekreipia dėmesio, nes yra kadras, kur tu mataisi iš galo. Ai. Iš nugaros. Ir aš ten sujudu? Taip, ir tu sujudi taip. Ir nieks į tai nekreipia dėmesio, nes taip neturėjo būti. Tai, Bet yra dar viena vieta, kur aš nuryju seilę ir matosi. Ir dar yra viena klaida. Yra viena klaida, kur mano matosi, kad aš vis dėlto ten, kadangi turėjo nesimatyti kojų apačios, aš ateinu su batais, nors šiaip ten būnu su klumpėm tokiom. Taip. Tada yra viena vieta, kur sniegas taip pakyla nuo vėjo. Žodžiu, yra klaidų kaip ir visuose filmuose. Tai va, gerbiami klausytojai, galite žiūrėti ir rašyti internete, žinai, kaip būna IMDb. Čia klaida. Atsimeni savo pirmą meilę? Bet tu klausi apie... Pirmą. Kas yra pirma? Nu, įdomus klausimas. Kas iškyla tavo atminty? Žinai, pirma gal... Taip, iškyla darželį, ten tokie du vaikinukai. Nu va. Na jau ten gal pirma klasė kokia. Taip, yra, bet du kažkodėl tai. Nesismulkindavai, ne, tais laikais? Oi, net karūna nukrito. O paskui kažkodėl išmeta failas jau tokį vėlesnį, tai iš kaimo, iš Švėkšnos. Tokį vyresnį. O kaip tu darželio meilę prisimeni? Kažkodėl matau juos dviese ir kažkokiais rašteliais, kad mes skaitinėjomės. Ir dar prisiminiau, kad esam žaidę butelį. Iš kur darželį butelis? Na čia vėlesni, čia gal pradinė labiau. Vis tiek iš kur jūs išmokot žaisti butelį? Aš nežinau, bet mes žinojom šitą žaidimą. Mes net esam žaidę su merginom. Smagi vaikystė pas tave. Scena, koncertai, laisvų laikų butelis ir su merginom, ir su vaikinais. Čia galim ir baigti. Per daug jau atvirai, ne, papasakojau. Ne, nu fainai. O kas ten Švėkšnai buvo? Švėkšnai, kadangi mano močiutė gyveno Švėkšnai, mes vasarom kokios 2-3 savaitės būdavom su broliu nuvežami į kaimą ir būdavom kaime, atvažiuodavo mano pusseserė, pusbrolis. Ir mes veikdavom dalykus. Ir kažkaip prisiminiau, bet jau, nežinau, man buvo gal 14, kokie 13-14, kad buvo toks, būdavo jau smagu su brolio draugais, nes brolis vyresnis 3 metais, tai kažkaip vis tiek mes kaip jaunesnės su pusseserė sugebėdavom ir pusbrolis jau biškai irgi vyresnis, kaip brolis labiau,
sugebėdavom jau į tą kompaniją, nu, kadangi jau ir pačios buvom vyresnės, tai į tą kompaniją įsilieti. Ir buvo toks, Švėkšnai visą laiką vykdavo ir vyksta Jokubinės, Jokūbo atlaidai. Ir ten didelė šventė visą laiką būna Švėkšnai. Scena pastatoma, ten vaišės visokios ir panašiai. Tai aišku, mes irgi šventėm visi, nes visi švenčia, miestelis švenčia. Tai ir mes šventėm ir vat jisai mane lydėjo paskui vakare. Buvo bučkis? Kažkoks buvo. Taip. Atsimeni vardą? Taip. Nesakys. Tadas. Viską iš tavęs reikia traukti. Bet žinai, čia tos gastrolių meilės, jaunųjų gastrolių meilės. Šiaip labai faina būna atsiminties iš atostogų kažkokių. Jo. Jo. O dabar dar pagalvoju apie mokyklos vieną tokį. Bet gal dėl to, kad buvo toks jau pirmas rimtas bučinys valtyje. Oho. Pilaitėj. Oho. Su žvakėm. Ne, buvo diena. Ir vyno buteliu. Ne. Buvo diena, mes šventėm gimtadienį, neatsimenu kieno. Ne jo lygtai, o gal jo. Ir tada buvo bučinys. Kaip pavyzdžiui tavo pirmas bučinys, jisai pateisino tavo lūkesčius? Žinok, labai, nežinau kaip kitiem būna, bet man buvo labai keistas jausmas. Kažkoks, kad vis dėlto kažką padariau tokio, ne tai, kad neleistino, bet tokio, nu, vat nežinau, kažkoks toks. Prabilo sąžinė? Aha, kažkoks toks keistas, gal, nežinau. Nes vaikystėje su mergaitėm kažkaip žaist buteliu atrodė natūraliau. Nu, tuo metu nekvestionavau šitą klausimą. Tu 2 kartus stoji į aktorinį. Ne, aš pirmą kartą stojau ne į aktorinį. Aš stojau į televizijos ir kino režisūrą. Rinko kursą Lapinskaitė. O tada po to stojau jau pas Vaitkų. Ok, o kodėl galvojai stoti į režisūrą? Kodėl į režisūrą? Nes tais metais rinko Varnas kursą ir rinko Lapinskaitė. Ir man neringa kažkodėl sako... Būk kaip aš, stok į režisūrą. Ne, jinai kažkodėl sako, ai, pas Varną, gal tu nestok. Nežinau, kodėl jinai man taip. Ir sako, gal tu geriau stok į režisūrą? Pas Lapinskaitę. Nežinau, ir toks... Man dabar toks atmintie atrodo, kad jinai man padarė tokią įtaką kažkokį pasirinkimui, kad pas Varną, tai tu gal nestok, nes bus, ar kad sunku, nežinau, ar jinai norėjo mane nuo kažko apsaugoti, nežinau, man toks jausmas, kad tarsi apsaugot nuo kažko, nors kaip ir nėra dėl ko. Tikrai, manau, jeigu būčiau įstojus, būčiau savo ramiai mokysis ir... Bet, arba būtum iškritus iš to kurso kaip taip, pusė kitų. Taip, gal ir taip, nieko nežinau, bet tada ir man tada atrodė, aha, tikrai, aš tikriausiai galiu režisuoti. ir mane labai šiaip suvartė aš dabar kaip pagalvoju, tai taip suvartė mane per stojamuosius. Nes aš parašiau tokį, ten reikėdavo tokį parašyti prieš stojant tokį kaip... nežinau, tokį kaip vaizdingą, tokį kaip tarsi vos ne nežinau, kaip pasakyti, tokį kaip filmo vaizdelį su įvykiu. Ir aš ten parašiau, kad nešu ten gėlės žodžių, tulpes, ten buvo apie tulpes. Ir Lapinskaitė manęs paklausė tokio klausimo iš to, būtent mano to parašymo, nes aš pagalvojau, kad ten ne aš pati rašiau. Dabar, kaip galvoju. Ir sako, o kada tulpės žydi? Ir aš sakau, nežinau, gal rudenį. Nors ten buvo šiaip mano šitam apsakymė, pavasaris, nes šiaip tai pavasarį jas žydi. Tai mane va ten suvartė, o kitas dalykas man sako, Mažeika tas buvo tuo metu... Judesio specialistas. Ne, bet jis tuo metu buvo... Dekanas. Sako, o kodėl čia pas jūs labai daug parašyta, kad jūs ten ir scenoje dainuojat, ir ten ir tą, ir aną, kad scenoje labai daug. Kodėl jūs stojat į režisūrą? Na, aš ten išvardėjau kažkokius dalykus, bet maždaug, kad kodėl tu čia stoji, tau reikia eiti į aktorinį.
Toks buvo tarsi jo pasakymas. Tai nežinau, bet manęs aš nepraėjau ne vieną turą, tai taip ir baigėsi. Ir tada mokėjais 2 metus VU ir Taip. vėl sugalvojai laimę. Taip, nes šiaip buvau labai savim nusivylus, nes galvojau, kad ne man akademija. Ir tada įstojau į kultūros istoriją ir antropologiją. Pasidarė neįdomu. Neįdomu buvo. Kaip, buvo dalykų, kurie labai įdomus buvo, tikrai. Bet aš tikrai jaučiau, kad aš nebūsiu istorikė. Ir likimas vėl pašaukė. Pašaukė. Sąmoningai stojai pas Vaitkų. Taip, jis tada rinko visai žymus režisierius, daug darbų gerų pastatęs. Taip. Gerai, žiūrėk, priėjom prie akademijos, apie profesiją. Aš tau turiu blitz klausimus. Turiu atsakyti greitai ir keliais žodžiais. Pasiruošus? Bandom. Kas yra geras režisierius? Kuris ištraukia iš aktoriaus viską. Kas yra geras scenos partneris? Kuris klauso. Kas yra gera pjesė? Kuri kabina. Kas yra geras žiūrovas? Kuris tiki tavim. Ar tau lengva vaidinti meilės scenas? Lengva. Ar tau lengva vaidinti liūdnas scenas, verkti? Sunku. Gerai, kurso vadovas Jonas Vaitkus. Koks dėstytojas jis buvo? Nes vėlesni kursai, kiek pamenu, jo beveik net nematydavo, bet jį labai gerbdavo, labai mylėdavo. Tai va čia jau aš buvau seniūnė kurso, tai aš buvau tas žmogus, kuris visą laiką reguliuodavo, kad dėstytojas ateitų pas mus į paskaitas. Tai šiaip negalim skųstis, bet jo tikrai būdavo nemažai su mumis. Tiesiog jisai po to antram kurse tapo Rusų dramos teatro, dabartinio Vilniaus senojo teatro vadovas. Ir jisai kaip ir buvo užsisukęs savo reikaluose ir mums buvo tokia kita dėstytoja, kaip ir delegavęs, bet mes galiausiai jos atsisakėm ir tada gavosi, kad jisai ir toliau mums turėjo dėstyti. Ir dar atėjo Vytautas Kaniušonis mums dėstyti, tai jau vėlesniuose kursuose. Tai va taip mes ir baigiam pas Vaitkų ir pas Kaniušonį, bet sakau, kažkaip, kai ateidavo jisai pas mus, aš manau, kad ir ten, nežinau, jisai 4 valandų, tarkim, mane pabūdavo, ar ten, tai vis tiek, tu tiek pasimdavai iš tų 4 valandų, negu kad tu ten, nežinau, su kitais gali ir savaitę ten kažką tai mokytis daryti, bet tu negauni tiek, kiek jisai ateidavo ir tau duodavo kažkokį. Nežinau, jis įeidavo į auditoriją ir tu matai, kokia jo šiandien nuotaika ir visi tik tai, kas čia dabar bus, kaip čia ką. Bet sakau, nežinau, man tai jisai labai daug davė ir man patiko, iš tikro, kad jisai žiūri į žmonės ne stereotipiškai, o kaip tik jisai kažkaip mato, kad tu gali žymiai daugiau. Dabar prasme, kad tai, kas tu tik tai vaizduojasi esi, tai tu netoks esi. Kad tu turi daugiau visko. Ir, pavyzdžiui, man labai patiko, nes jisai man davė tuos vaidmenis, kur kitas režisierius gal sakytų, šitai jai netinka. O kaip tu manai, tai yra asmenybės dalykas, ar tai buvo ir jūsų tikėjimų dalykas, kad va, čia yra Vaitkus, čia yra mūsų, mes mažai matom ir jisai ateina. Žinai, ko mažai gauni, stengiasi ir pats daug labai pasimti iš to. Bet jis yra asmenybė. Jis yra stiprus žmogus viskame. Gal ne veltui jo ir tie darbai, na aišku, jis tikriausiai kaip ir visi yra tų silpnesnių darbų, bet yra kur, wow vaidmenis, wow pastatymas, jis yra asmenybė, tiesiog tu netimsi iš to iš žmogaus. O kokia buvo jūsų patirtis, nes su ankstesniais kursais, ten Sakalausko, Dapkūnaitės kursai, iš tų laikų labai daug visokiausių istorijų, kaip jisai laužo žmonės, kokie yra įdomus prieimai prie visokiausių aktorinių pratimų.
Žinai, tas pats išrengia visus ir jie turi nesigėdyti. Ar buvo kažko tokio pas jūs, ar ne? Yra buvę, kur tarkim, žinai, tu stovi vidury ir ant tavęs visi gali kalbėti bet kokį brudą, o tu turi tarsi nepalūžti. Nors aš manau, kad tai ir yra tam, kad tu palūžtum. Arba, ta prasme, meta brudą turiu omeny tekstinį brudą kažkokį tai. Yra gal buvę ir tokių ne pačių skaniausių kažkokių momentų. Bet jis, nežinau, kaip jisai sugebėdavo, bet jis matydavo, ko kuriam žmogui reikia. Kad jeigu žmogus priešinasi, tai jis dar labiau. Jeigu priešinasi, dar labiau. Aišku, yra po to buvę kažkada, tai gal 4 kurse, kur jau mes buvom tokie vyresni, kur jau mes čia tipo jau žinom daugiau visko, kad pasakė, ne, mes taip nedarysim. Yra buvę ir taip, kur jau kažkaip tu paaugi ir tu irgi supranti, kad ne visada vis tai veikia. Kad ne visada tas toksai tokio neigiamos tos energijos ne visada reikia, kad tu ištrauktum kažką tai iš vidaus. Bet jo metodai tokie. Tu turi būti stiprus. Ar turi kažkas laužyti žmogų jauną akademijoje, bet kažkokiuose kursuose? Ar to reikia? Ir ar to visiems reikia? Čia tie senieji motyvai tokie. Jo, standartai. Aišku, aš esu, pavyzdžiui, dabar dalyvavau praeitą pavasarį, buvo atvažiavęs toks Stevenas Dittmaieris, jis yra Meisnerio technikos mokytojas. Tai jo visai kitas metodas. Bet matai, jis yra amerikonas. Tai vėl... Amerikietis. Atsiprašau, amerikietis. Amerikietis. Nieko tokio. Tai aišku, kai pabūni tokioje aplinkoje ir tu susikuri tokią saugią aplinką ir jisai vis tiek sugeba iš tavęs ištraukti, tada irgi pradedi galvoti, o kur vis dėlto ta tiesa? Kur yra vis dėlto geriau, kaip yra geriau? Nes mes irgi darėm ten tokį pratimą ir bet jis taip taip sugebėjo padaryti, nors atrodo, nieko jis ten praktiškai nedarė, nei grubaus, nei žodiškai, nei kaip, bet sugebėjo išlaužti iš manęs. Ir, žinai, gal kartais gerai turėti ir tą patirtį. Dabar, kai galvoju. Bet todėl, kad scenoje mes gal kartais būna, kad ir truputį pagailim savęs ir neatiduodam kartais visos. Nežinau, man taip kartais atrodo, kad aš iš savęs, tada aišku, save baudžiu, bet kartais būna, kad mes truputį save pasaugom, o kitas žmogus gali tavęs ir nesaugot. Nors šiaip kaip tokia etika, tai aš manau, kad jin turėtų būti. Tokia scenos etika. Kodėl Vaitkui padovanojot aitvarą? Aš neatsimenu, kodėl. Bet buvo toks įvykis? Jo, buvo jo gimtadienis. Mes važiavom iš Rusdrami ir padovanojom aitvarą. Todėl gal, kad galvom, kad jis ir taip viską turi, kad čia jam padovanot. Nežinau, žinok, aš dabar net nežinau, kam kilo tokia mintis, net neįsivaizduoju. Buvo tokia istorija akademijos laikais, kai tave pasiėmė iš paskaitų jau vakarėjant ir jūs super greit važiavote pajūrį stebėti saulėlydžio. Buvo. Papasakosi apie šitą įvykį? Buvo scenos kalbos egzaminas, baigėsi. Ir tada kažkaip tai mes sugalvojom, kad reikia saulę pasitikti Klaipėdoj. Iš Vilniaus. Iš Vilniaus. Tai mes nuvažiavom, pasitikom saulę, pabuvom ten kažkokiam vakarėlį. Kokiu greičiu važiavot? Šiaip aš vairavau, tai gal labai greit nelėkiam. 130.
Kada baigėsi egzaminas? Bet buvo pavasaris, tai jau gan... Nu, kada baigėsi egzaminas? Nu, ką žinau, aš neatsimenu, 8 gal kokią. 8. 7, 8, nežinau. Ir pavasarį saulė leidžiasi. Tai vis tiek pajūrį saulė vėliau leidžiasi. Na, jeigu Vilniui 10, tai pajūrį 12. Ilgai būna, mes Švėkšnoj jau ilgai sėdėdavom. Vasarą. Taip, ir paskui grįžom paryčiais. Tai ne visą laiką buvai tokia pavyzdinga. Tai, man atrodo, kiekvienas mes nesam super pavyzdingi. Ar esi gavus dovanų skrydį balionu? Esu gavus. Iš ko? Iš buvusio savo draugo. Kodėl? Kodėl jis tau dovanojo šitą skrydį? Jis daug dalykų man bandė dovanoti. Kad susigrąžintų tave? Taip. Jisai net man yra tokį lėktuvą pakėlęs su užrašu aš tave myliu. Oho. Jo. Dar Hebra, mes buvom tada stovyklai Summer Medijos ir dar mane Hebra turėjo nuvilioti iki pajūrio, kad aš pamatyčiau tą lėktuvėlį skrendantį. Jis labai stengiasi, ne? Susigrąžinti. Bandė. O kaip išnaudojai skrydį balionu? Pasikviečiau draugės ir mes labai smagiai praskridom virš Vilniaus. Tai faina, ką jis buvo prisidirbęs, kad tu taip nebenorėjai taikytis? Jis buvo mane apgavęs. Taip tau reikia. Nu, tam vyrui. Kažkada Dovydas Tončius per balių nukrito nuo stogo. Ten baigęs tuo, kad susilaužė, man atrodo, ranką, prasipjovė barzdą. Ir kas jį vežė į ligoninę? Aš vežiau. Ar buvai blaiva tuo metu? Nu, čia buvo. Aš manau, kad taip. Nes aš žinau, kad ne. Bet kas patikrins? Bet kas patikrins? Aš jaučiausi gerai. Teisingai. Tai vadinasi, aš buvau taip. Ar atsimeni, kai gyvenai Žvėryne? Su panom? Taip. Taip. Kodėl šeimininkas konfiskavo tavo televizorių? Jis norėjo, kad mes super greit išsikraustytume. Ir kitas dalykas, kad jam atrodė, kad mes jo butą nuniokojom. O iš tikrųjų nuniokojot? Nu, iš dabartinės perspektyvos. Šiaip nieko mes ten blogo labai nepadarėm. Nu gerai, galbūt neišvalėm virtuvės, ne? Ten buvo kažkokių dalykų. Aišku, vienas tai toks buvo dalykas, aš nežinau, iš kur buvo atsiradęs, bet buvo skylė sienoj. Ne, mes nenuniokojom visai. Ir nebebuvo vieno lango kažkaip. Ne, langas buvo, bet aš auginau katiną. Ir tas katinas eidavo pas kaimynus pro tą skylę. Ir gal jam nepatiko, kad aš katiną dar auginau. Ir jam nepatiko, kad jam atrodė, kad mes ten vakarėlius darom. Nors iš tikrųjų mes eidavom kitur vakarėlių daryti. Mes bute tikrai nedarydavom. Bet jam atrodė, kad mes labai ten negražiai su jo butu. Tai jis tiesiog tavo televizorių paėmė? Taip, ten buvo toks televizorius, jis buvo ant ratukų ir ten buvo, kadangi iš virtuvės dar tokios durys, jis ją, kuris turėjo raktą, jis nusivežė į tą koridorių, bet kadangi kaimynai irgi turėjo į tą koridorių raktą iš savo buto, tai jie tada paėmė tą televizorių iš savo buto ir mums grąžino. Nes mes jau turėjom tos daiktus visus išsivežti ir jis norėjo, žodžiu, kad kuo greičiau mes išsinešintume. Bet čia gal jo buvo toks, kad tarsi vos ne paėmimas, aišku, ten tas televizorius senas, kasetinė, kur kasetę galima buvo tiesiog dėti, jis nei vertingas, nei ką. Bet jo, jis tą mano televizorių tiesiog įsistūmė ir... Tai kaip, ar šeimininkas buvo gnyda, ar jūs tikrai taip jau išknisot? Ai, dar prisiminiau. Mes sakėm, kad mes jam skolingi kažkokį avansą. Va,
va dar dėl ko. Tai čia tarsi buvo kaip už tą avansą, kad jeigu jisai grąžins televizorių, jeigu mes jam atiduosim pinigus už kažkokį avansą. Nors mes pasakėm, kad mes nemokėsim to avanso, nes mes išsikraustom pusę mėnesio anksčiau negu dar. Nu, reiškia, jisai gnyda buvo. Aš tai sakau, kad taip. Kas yra palėpinis Algirdo butas? Čia mano brolio butas. Kodėl ten turėjo važiuoti policija? Nes vyko mano gimtadienis ir buvo daug hebrytės susirinkę. Ir aš kažką, nežinau, tuo metu veikiau, bet paskui man hebra sako, policija buvo atvažiavus. Tu net šito neprisimeni, ne? Atsimenu, bet... Štai tau ir pavyzdinga Gabrielė. Dievo žmogus. Gali papasakot, yra kažkokia istorija apie kažkokius fake castingus? Ispanijoje? Nu, vat nežinau. Jeigu tai yra apie tai čia vėlgi grįžtam prie mano tokio buvusio vieno draugo. Istorija buvo tokia, kad aš galvau, kažkaip buvo, kad ar brolis man tą idėją pametė, ar aš pati sugalvojau, kad reikia man skristi į Barceloną, gal brolis, nes jis padėjo organizuoti viską. Tai, kad reikia važiuoti į Barceloną skristi, nunešti ten savo kaip ir tokį CD, kur yra tavo šaurylas, tavo nuotraukos, tavo CV, nunešti castingo agentūras. Žodžiu, ir kad ten manęs dar lauks kažkoks susitikimas su vienu iš castingo vadovų. Aš nuskridau ir vakare turiu ten susitikti, nuvažiavau ten tą vietą, kur turim susitikti vakarienės. Ir žiūriu, kad ateina tas mano buvęs draugas. Tai tada buvau ant brolio labai supykus. Kuo baigės šitas susitikimas? Jisai tikėjosi, kad baigsis gerai, bet tai nesibaigė. Bet tai tu vakarieniavai ar iškart išėjai? Nelabai turėjau kur išeiti, arba tada, nes ten buvo tokiuose kaip kalnuose, tokia biškito ir tolimesnė, tai arba tada turėjau kažką išskviesti, bet tada gausi, kad mes kartu važiavom. Ir kalbėjomės ir viskas, paskui grįžom į Lietuvą. O, dieve. Žmogus labai, labai užsispyręs. Esi vartojus narkotikų? Kokių? Nežinau, šiaip, narkotikų. Čia galima sakyti. Čia kaip nori. O tu? Aš esu. Aš irgi. O esi kada nors vaidinus girta? Girta nesu vaidinus, bet prisimenu čia iš paauglystės tokį atvejį, kai grojau fortepijonu muzikos mokyklai ir man turėjo būti egzaminas grojimo. O mes su pusseserė nusprendėm prisipirkti alaus, nes gal ar kad pamokų nebuvo tą dieną, ar mes pabėgom iš pamokų, aš neatsimenu, kai buvo. Mes prigėrėm alaus ir atrodė, kad iki to egzamino išsivadės. Bet aš kaip dabar atsimenu, tai man labai, labai gėda. Nes aš ėjau ir aš nieko ten nesugrojau, nei gamų, nei kūrinio. O tėvai sužinojo apie tai, kad... Žinai, labai gera mano mokytoja buvo, jinai gaila, kad jai dabar negaliu jau pasakyti, nes jos nebėra, kad labai atsiprašau už tą egzaminą, bet man atrodo, kad jinai nesakė nieko. Jinai tada sakė, tau bloga, sakau, jo, man nelabai gera šiandien. Bet žinai, bloga, tai gali būti sielui bloga. Čia teisingas klausimas. O esi vaidinus kada nors su baisiom pagiriom? Esu buvus repeticijoje, kur labai buvo sunku. Čia tada buvo Žvėryno tie laikai, su draugiam, kai buvom. Čia kai neniokojot to būtų. Kai neniokojom būtų. Ir tada režisierius tą matydamas, jis dar davė fizinių. Čia Agnius Jankevičius matė, mes tada statėm akmenį.
nacionaliniam mažoji salėj ir jis tada davė dar tokių fizinio, tu sakai tekstą, monologą ir dar fiziškai varai. Žodžiu, jis norėjo, kad gerai išprakaituočiau ir daugiau taip nedaryčiau. O esi vaidinus sirgdama su temperatūra? Iš vis, kokiom baisiausiam sąlygom yra tekę lipti į sceną prie žiūrovus? Žinai, dabar dėl temperatūros aš dabar galvoju, ar yra buvę... Ai, tu niekad nesirgi? Žinok, tikrai retai sergu, bet baisiausios sąlygos. Žinok, nežinau dabar. Susulūžusią koją. Esu, kai buvau nusitraukus raištį kelio po slidinėjimo, tai taip, esu vaidinus su nutrauktu ramentais? raiščiu. Ne, aš jau tada galėjau paeiti truputį. Nes reikėjo vaikščioti, kad koja vėl sugytų ir po 2 mėnesių galėtum daryti operaciją ir vėl iš naujo gydytumeisi. Tai tokia šluba vaidinai spektaklį. Taip. Ir kaip... Bet aš ten neturėjau labai didelio vaidmens, tai nieko tokio. Niekas nepastebėjo. Jo. Nu gerai. Žiūrėk, tavęs neužknisa tokios antraštės. Neseniai ištekėjusi Gabrielė Malinauskaitė užfiksuota kito vyro glėbyje. Čia labai tokios pop gaudimas kažkokių klikų, tokios antraštės, bet jos visur yra, visur eina. Jūsų vyru vaikelio susilaukėt pakankamai vėlai. Taip. Čia toks buvo sąmoningas sprendimas? Ar... Čia gal ne visiems lemta iš pirmo pabandymo. Tai jūs bandėte ir anksčiau? Taip. Tai reiškia, labai lauktas buvo? Taip. Labai gerai. O kaip jauties, pavyzdžiui, kad vyro gastrolės, komandiruotės yra po visą pasaulį lėktuvais, o tavo gastrolės yra mažų autobusiukų po mažus Lietuvos Žinai, labai miestelius? visą laiką būna toks juokelis, sakau, nu jo, tai tu dabar čia va, šiaurės Koreja, visą laiką sakau šiaurės, pietų Koreja, Somalį. į Japoniją, žinai, ten Meksiką, o aš tai į Širvintos gastroliuosiu. Koks klausimas buvo? Kaip jauties dėl to? Mano toks darbas, jis dirba su užsienio, aš dirbu su vietinės reikšmės. Čia galėtų paklausyti visi žmonės, kurie sako, tai čia žvaigždės mūsų. Čia mūsų Lietuvos žvaigždės. Šiaip labai fainas tojim būna gastrolėse. Mes, atsimenu, įvedėm šitą tradiciją su kakė smakė spektakliais nuvažiuoti į kokį nors miestelį ir būtinai kažką aplankyti, apvaikščioti. Kažkaip kitų aktorių iš neištempi, žinok, vaikščioti. Kaip gaila. Gaila, kad dabar retai kartu važiuojam į gastrolės. Na, tai susigalvoji vaikų čia visokių turėti, viską iš vis nevaidini. Ta prasme nevaidinu. Nu, ilgą laiką nevaidinai. Kaip ilgą laiką? Metam šitą temą. TV projektai. Tu dalyvavai daugelį. Ir Žvaigždžių duetai, ir Muzikinė kaukė, X Faktorius, Klounai. Kuris tau paliko didžiausią įspūdį? Muzikinis projektas? Nu, va, iš šitų. Nežinau. Šiaip, kas buvo įdomu labai ir sudėtinga, tai Muzikinė kaukė. Nes tikrai tu labai daug ruošies. Pats viską turi sugalvot pats. Ir man juokingiausia, ar net ne juokingiausia, gal net ir skaudu, kad po to žiūri komisija, tave komentuoja, nors tu supranti, kad tas komisijos narys, jis net nebuvo atsidaręs YouTube'o pasižiūrėti, kaip ten yra. Tai va tas yra toks, man toks, tai palauk, jeigu tu jau sėdi komisijai, tai tu būk mielas. Aš tiek laiko sėdėjau su tuo atlikėju kažkuriuo, žinai. Tai tai tada tos, žinai, komentarai man labai tokie neadekvatus. Nu, bet tai čia. Bet tai iššūkio labai daug buvo. Ir dėl drąsos kažkokios, dėl savo pasitikėjimo savim, nu, ta prasme, kaip
tą visą padaryti. Bet aš manau, kad visai buvo, kur tikrai neblogai pasisekė. Kur tikrai džiaugiuosi savo kažkokiom pergalėm. Suteikė daugiau pasitikėjimo dainavime. Taip. Dabar atrodo, tai jeigu dalyvaučiau antrą kartą, tai kažkaip su tokia kita jėga daryčiau. Nežinau, vis tiek tas kiekvieną kartą, tas pirmas kartas, jis taip kažkaip išmuša iš vėžių. Todėl gal, kai po to dalyvavau Klounuose, kur irgi pasirenki, tik tai ten ne kad muzikinis, o tokį kaip etiudą, man atrodo, kad dariau tą drąsiau. Ir tikrai irgi smagu buvo labai. Kokius išskirtum kelis filmus, kuriuose teko filmuotis, nes filmavais ne vienam lietuviškam filme ir sėkmingose filmuose, kurie susilaukė sėkmės, ir tiek pat užsieniečių produkcijų. Man gal aišku labai buvo didelis gaila, gal kad jis netapo populiarus ir nelabai gal daug žmonių jį matė, tai kur pernai filmavausi Savo svetimas mylimas, gal dar dėl to, kad tai buvo pagrindinis vaidmuo toks didelis. Daug scenų, kur aš viena vaidinau ir jo labiau, kad vaikas dar mažas visiškai prieš metus buvo. Tai man šiaip šitas labai yra toks svarbus filmas, man pačiai. Ir labai gera buvo dirbti su kolegom. Ir buvo tokia Sonata, pavyzdžiui, aktorė Satskaitė, kuri jinai buvo kaip antras režisierius, jos dviese buvo. Jinai labai daug, aš pirmą kartą patyriau, kad ir Lietuvoje gali būti toks kaip asmeninis, kaip kad užsienį Holivude žmonės turi asmeninius tos coacherius per filmavimą, ar ne? Kiti gal turi ir visą laiką. Tai jinai buvo kaip tas žmogus, kuris tau šalia yra visą laiką, tu viską suanalizuoji, kuri personažą, daliniesi savo idėjom, jinai savo ir aikštelėje lygiai taip pat irgi tau pasako, kas blogai, ką nepamiršt, ko nesimato, kas gerai, kas blogai. Nežinau, man taip faina buvo dirbti. Ilgai ruošeisi šitam filmui? Nelabai ilgai, todėl kad tai buvo labai greitas projektas, nes buvo likę iki filmavimų gal 3 savaitės. Tai mes kiek įmanoma, dar įkrito Velykos tuo metu, tai kiek įmanoma mes ruošiamės, kiek galėjom, bet ir šiaip ir visi, ir partneriai kažkaip, su kuriais scenoje teko dirbti, taip, kažkaip nežinau, visi buvo taip tame filme, tai taip gera buvo, nežinau, labai kažkaip geras toks jausmas apie tą filmą. Nežinau, kai ten, rezultatas gal vieniem ten gali visiškai nepatikti ir, nei tema, nei ten... Bet man, kaip iš tos darbinės pusės, tai buvo wow. Antras gal kažkodėl dabar iškart iššoko, kur buvo labai irgi įdomu ruoštis, gal dar ir dėl to, kad irgi naują tokį dalyką pasimokyti, tai gestų kalbos, tai tam filme, kur mes kartu su tavim filmavomės. Mes kartu ten nebuvom. Bet mes kartu nebuvom, jo, bet tas filmas o taip gerai, tai lietuviška ten komedija ir panašiai, bet kas man buvo tas iššūkis. Gal dėl to ir atsimeni tos dalykus, kur tu turi savo kažkokį iškelti iššūkį, kur kažkokį naują dalyką išmokti, tai buvo ta gestų kalba, kur konkrečius sakinius mes mokėmės su kurčiaja moteriam tokia, kuri iš pradžių ir jos vyras mums padėjo, bet po to jinai daugiausia su mumis dirbo. Aš pirmą kartą susidūriau iš tikro taip artimai su tai žmonėm, tai gal dar ir tas toksai buvo patirtis tokia, kad tu susiduri su žmonėm, apie kuriuos tu galbūt ne kasdien pagalvoji. Atsimeni dar gestų kalbą? Atsimenu kai kurias frazes. Labai įdomių tokių dalykų yra apie gestų kalbą. Kad jie nesako, pavyzdžiui, viso žodžio, yra, tarkim, jeigu noriu, tai yra tu tarsi sakai, ir labai įdomių, tokių fainų buvo, kad jinai pasako, kaip įsiminti tą gestą. Pavyzdžiui, noriu, ne? Tai tu su pirštu, šitų smilium, brauki čia šalia lūpos, ir tai yra tarsi, kad seilė bėga. Ir sakai,
Taip noriu, kad net bėga seilė. Jo. Geras. Mane labai nustebino, kad lietuvių kalba, lietuvių gestų kalba, tai yra lietuvių gestų kalba. Anglai turi savo gestų kalbą ir jie Taip. nelabai ir susišneka. Taip, va tas irgi labai įdomu, kad jie turi mokytis kitos gestų kalbos. Aišku, lietuvių šitoj kalboj yra irgi tų vadinamų svetimybių. Tas irgi įdomu, ką jinai pasakė. Todėl, kad normalu, kaip ir mūsų kalboje, tai yra, pavyzdžiui, iš rusų kalbos kažkokių dalykų atėję, nes, matyt, irgi maišosi tos kalbos. Tai galbūt net yra ir iš anglų kažkokios įtakos. Dviračio žinios. Taip. Tokia pramoginė aktualijų laida. Ir koks yra pasiruošimas ten? Nes teatre vaidmenį ruoši mėnesį, 2 mėnesius, kartais 3 mėnesius. Kine vėlgi turi kažkokį pasiruošimą, bent jau turi laiko tekstą išmokti. O kaip yra dviračio žiniuose? Tu juk gauni tekstą tą pačią dieną. Tai yra blitz toksai. Nebent kai tau paskambina Haroldas Mackevičius, dažniausiai jis paskambina iš vakaro, sako, ar gali rytoj tą ir tą valandą. Jeigu tai yra, pavyzdžiui, personažas, kurį tu jau esi daręs, tai tu jau kaip ir... Bet realiai, jeigu tau pasako, tu rytoj ten tokį turėsi daryti, ten, pavyzdžiui, žinai tą aktualiją ir sako, bus, tarkim, vakar kaip tik filmavausi, buvo apie paspirtukininkus tema. Ir sako, jos tokios, tipo, bus mergičkos, kurias ten kalbina žurnalistė. Tai tu apsigalvoji, bent jau aš kaip darau, aš namie maždaug pasigalvoju, ką galėtų, kaip atrodytų, kaip rengtis, kažką iš namų pasiemi, kažką ten susirandi, iš karto atvažiavęs, bet realiai tu turi, nežinau, 15 minučių, pusvalandį ten vietoj, jeigu turi tiek, pavyzdžiui, vakar turėjau, nes atsako, reikės truputį daugiau pasiruošti. Tekstą gauni ten ir viskas, ir važiuoji filmuotis ir filmuojas. Tai tu realiai sukuri, toks greitas yra personažo sukūrimas, kas yra irgi labai smagu. Ir gaunasi, kad tu tą tekstą čia išmokai ir čia pamiršai iš karto. Taip. Greitas maistas. Taip. Ne, bet jo, tu turi dviratį, tu turi greitai orientuotis, greitai padaryti, ko režisierius prašo. Aišku, tai nėra, kad tau reikia visą tekstą iškart išmokti, tu po gabaliuką. Šik. Tavo balsą galima išgirsti labai dažnai kino teatruose, filmukuose, pilno metro filmukuose. Kokį labiausiai patiko garsinti filmuką? Čia dėl to paklausiai, nes vakar pasakiau. Pas tave CV yra virš 10, dar daugiau. Smagu labai buvo, šiaip pat pernai garsinau, neseniai, gal čia jau pernai gaunasi jo. Buvo filmas Lilas krokodilas. Ir ten gavau vieną iš pagrindinių. Ten tokia šeima yra, vaidina tam filme Bardemas. Tau jisai labai patinka. Jo, fainas aktorius tikrai. Tai, man jis ten panašus į Smoriginą. yra kažkokia tai panašumo. Tai tai garsinau tą moterį, mamą. Tai buvo labai faina, nes labai, žinai, kaip smagu, kai atitinka tembras, atitinka kažkokia maniera, tai tada tai greit sugarsini ir taip džiaugiasi visi, nes tu, pavyzdžiui, vieną pamainą sutaupai. Tau nuo to mažiau pinigų. Man nuo to mažiau pinigų, bet tai negi dabar eisi ir feikinsi. Neteko garsinti kokios nors raganos, kad, žinai, ten keistum savo balsą. Prisiminiau, kad Tado Vidmanto yra serialas, tas vaikam toksai padarytas Babaužiukai. Taip. Tai aš ten garsinau 3 personažus. Mamai, kai parodžiau, sakau, atspėk, kur mano personažas. Jinai klausė. Nežinau, sako, gal ta pelkių senė. Nes jinai vis tiek kažkokį tembrą gal išgirdo. Sakau, jo, tai ten tokia faina. Žiūrėk, jeigu, dabar lieptų pasilikti tik vieną iš sričių, kurias darai, ką pasiliktum? Žinai, gal teatrą. Kodėl? Gal kad gyvas žiūrovas. O tau nebūtų baisu, kad tu nepalieki jokio išliekamojo ryšio, nes teatras yra labai laikinas dalykas, jis tai tik čia ir dabar.
Nu, ką darysi? Bet tam momentui gal tam žmogui būtų gerai. Labai, žinok, sunkus klausimas. Šiaip nenorėčiau išmesti ne vieno. Aš žinau, aš dėl to ir užduodu tokį klausimą, nes jisai sunkus. Žiauriai sunkus. Bet žinai, tas kažkoks gyvas, nu, nežinau, man va tas gyvas kontaktas, jis kažkokį duoda tokią, nežinau, satisfakciją kažkokią. Bet dainavimas irgi yra gyvas. Taip. Aš gal, žinai, dainavimą taip nežiūriu kaip į pagrindinį. Gal dėl to, kad nėra taip susiklostę, kad jis būtų lygiavertiškai kaip vaidyba. Gal jeigu jisai būtų lygiavertiškai, tai tada jo, bet Ar dar sugrįši į Šaltinių trio? abejoju. O tai kaip jie dabar vadinasi? Šaltinių duo? Ne, jie taip nesivadina. Šaltinėliai? Kas yra iš vis Šaltinių trio? Kaip jis atsirado? Šaltinių trio atsirado tada, kai prasidėjo pandemija ir mes nusprendėm, gal toks, Emilija gal tokia buvo kaip idėjos vadas, kad reikia paremti tokią kavinukę parduotuvėlę Anatolijaus tokio, kaip jinai vadinasi, pamiršau, ir žodžiu, kad reikia surengti ten koncertą. Ir mes darėm tokį koncertą, kur žmonės ten gal po 5 eurus galėjo, ir ten mažai, ten gal 30 žmonių telpa, 40, nežinau, toks nedidelė labai erdvė. Ir mes susibūrėm, aš, Juozas Gaižauskas, Emilija Latėnaitė, ir savo dainas, Juozo mano, padarėm koncertą, tokią programą su kažkokiam istorijom, su eilėraščiais truputį, ir buvo toks kaip ir, kadangi repetavom pas Emiliją Šaltinių gatvėj, tai ir buvo Šaltinių trio. Aišku, labai faina buvo, nes netikėtai buvom pakviesti paskui į Purpurinį vakarą, kas man buvo wow. Ta prasme, koncertuoti tokiam renginy, kur tu savo dainas dainuoji. Nežinau, man tai buvo toks didžiausias scena, kur savo dainas galėjau atlikti. Ar kada nors galvojai viską mesti? Susirasti normalų amatą? Nes visą laik būna tų pakilimų, nuopolių. Buvo labai didelė krizė man, kai magistro, man atrodo, gal 2 buvo kursas, ar kai jau baigiau. Ir aš turėjau 2 spektaklius, kurie gan retai eidavo, ir aš daugiau nieko neturėjau, ten nei serialų, nei garsinimų, nieko, nei filmų, nei net neatrodė, kad kažkas toliau vyks. Ir aš tada pradėjau dirbti pas mamą. Nes jinai man pasiūlė, sako, aš išmokau tada su Photoshopu dirbti, ir tada, žinai, aš labai gerai atsimenu, kaip žliumbiau Justui ant peties ir sakiau, ką daryti. 2013 metais neturėjai darbo ir 2014 5 spektakliai pas tave. Tai reiškia, likimas atsiuntė, ne? Dovanų. Jo. Bet buvo labai tada duobė, ten gal kokius metus, ta prasme, aš tikrai neturėjau nieko naujo. Nieko. Ir galvojau, nežinau, ką toliau. Nenorėtum, kad tave vyras išlaikytų? Ne. Ne? Ne. Kodėl? Sėdi savo, augini darželį kokį nors, augini vaiką. Baigto. O tu norėtum, kad tave išlaikytų žmona? Aš ne apie mane čia. Aš manau, kad aš norėčiau, kad mane kas nors išlaikytų, bet turėčiau labai peržengti savo kažkokį orumą. Aš tikrai norėčiau, bet aš pradžioje jausčiaus labai blogai. Ką tu darytum? Nu, kurčiau dainas ir po to eičiau koncertuoti turbūt. Tai vis tiek tu uždirbtum pinigus. Ne, bet aš nežinau. Čia ne apie mane. Klausyk, mes netikėtai priėjom galą. Liepto galą. Ir gale aš visada klausiu 10 klausimų iš laidos Inside the Actor Studio, ir tai yra blitz klausimai, kuriuos turiu atsakyti greitai, keliais žodžiais. Oi, baisu šitie būna. Ar tu pasiruošus? Bandom. Koks tavo mėgstamiausias žodis? Meilė. Koks tavo nemėgstamiausias žodis? Netiesa. Kas tave užveda kūrybiškai, emociškai, dvasiškai? Saulė.
Kas numuša, išjungia visus šitus dalykus? Apatiškumas. Koks tavo mėgstamiausias keiksmažodis? Eit. Jau pasakiau. Koks? Eik tu. Eik tu nahui. Gerai. Kokį garsą tu labiausiai mėgsti? Švelnu. Kokio garso nekenti? Gal tokios... Uodo, ta prasme. Musė, uodas, kas čia? Gal toks, žinai, kaip būna ausyse, toks... Spengiantis. Spengia. Kokią profesiją be savo norėtum išbandyti? Su gyvūnėliais dirbti. Kokios profesijos tikrai nenorėtum išbandyti? Gal nėra tokios. Ar tikrai? Gal nenorėčiau būti troko vairuotoja. Jei rojus egzistuoja, ką norėtum, kad Dievas tau pasakytų, kai ateitum prie dangaus vartų? Kad viską gerai dariau. Gerbiamas klausytojau, ačiū, kad šiandien ir vėl buvai su manimi, su Gabriele. Būtinai parekomenduok šitą podcastą savo draugui, kad sklistų žinia apie mus, vargšiukus, aktoriukus. Buvo malonu kalbėti jum ir šnabždėti į ausis. Ačiū tau, Gabrielė, kad šiandien atėjai pas mane. Ačiū tau, Rokai, buvo labai faina. Ir susitiksim kituose susiklausimuose. Iki. Te.